Sveiki, konstruktoriai. Pirmiausiai noriu padėkoti Aurimui Balnanosiui komentaruose ten davusiam tokią mintį, gal greičiau ne mintį, tiesiog jisai žinojo apie gruntą ant cinko, tiksliau ne ant cinko, ant visų spalvotų metalų. Tai toksai 9,60 turbūt. Jo, pasidomėjau apie jį, ten įspūdingas dalykas. Tai va, ačiū Aurimai. O toliau pabandysiu vėl pasirodyti, pasigirti šiandieniniais darbais. Tai va, tai būtų vairas, vairo mechanizmas ir kryžmės, ten apačioj kolonėlė. Kolonėlė turbūt visiems gerai pažįstama. Va ir tokiu darbeliu traukys. Čia aišku ne nauja, tik tai restauruota. Vienas galas, kitas galas. Va. Ir paskiau va čia va. Dėsis į čia. Beje, apie šitą kampą jėgos perdavimo vairo. Tai aš, žinokit, jau 19 konstrukcijų, bet vat darau šitaip. Biskį, užveržiau biskį. Atsisuko varžtelis, visas antgalis nuseima. Toliau tenais viskas adatiniai guoliai, viskas matosi. Aišku, tenais bus iš kapralonų ištetlintas dangtelis, toks skrybėliukas. O tas daiktas paskui užsideda, užsiveržia. Ir dar man taip nebuvo, kad jisai iškliptų. Čia varžtas 12. Nu va, traudį čia įdėjau. Užsuksime tokį veržlę. Šitas galas šitą ir rytoj užsuksime veržlę. Su šaibūtėm, tuoj biskį šaibas turiu prilaikyti. Va. Ir veršime. Tai gavosi man viskas taip. Čiki, galima sakyti. Vairą judinu, tiek va. Jokio niekur laisvumo. Ratukas sukasi. Tiek aišku, aš tiek ir vairą judinu, tai ką čia norėt. Tai va, šiandienos tokie darbiukai.